kaip dabar vat, būti su ta idėja, kai norisi tos idealios šventės ir turbūt kaip priimti, kad jinai niekada nebus ideali. Na ir mes tampam suaugusiais, sugebėdami priimti tą realybę, kurioje mes gyvenam. Ta šventė tenka padaryti iš to, ką tu turi. Tokie žmonės, tokia staltiesė, tiek pinigų ir tai yra brandos dalis. Aš ne visą vakarą tą turėsiu, ir tu turi kavos žymę, ne, ant bilieto. Ir ant staltiesės atsiras kavos žymė. Yra ta šventės trauka teigiama, bet yra ir ta neigiama trauka, ne, tokia beprasmybės. Nepasiduoti jai galutinai, nors šiek tiek su ją pakovoti. Kaip padėti savo tuo momentu, kada mes suprantam, kad mes jau siekiam tos tobulybės? Geriausias rodiklis tai mano nuotaika, kai aš jaučiuosi nepatenkinta, susierzinta, kai aš jaučiu tą įtampą jaučia, ne, pasakyti, kas čia vyksta, kodėl man nebepatinka, aš netaip noriu, man reikia kažkur grįžti. Mūsų gyvenimo kokybė galiausiai apsprendžia tai, kaip mes jaučiamės. Ne balta staltiesė, ne pinigai, bet ta mūsų emocija, kurią mes jaučiam. Tai jeigu tau norisi, kad būtų kažkas dar geriau, ypatingai jeigu tai kažkokie išoriniai požymiai, tai grįžk prie savęs. Aš noriu jaustis taip, kaip aš jaučiausi vasarą, kai aš žaliuose ežeruose maudžiausi. Ar aš taip jaučiuosi? Ne, aš taip nesijaučiu. Ką aš dėl to galiu padaryti? Ar staltiesę nusipirkti, ar galbūt sumažinti kažkokius savo lūkesčius?